Treneriai, koks jūsų komentaras apie šiandienos rungtynės? Neblogos rungtynės, nebloga kova, nežiūrint į rezultatą, gal nepasakyčiau, kad tai viskas prastai buvo, gal sakyčiau, keli niuansai tenais mus pražudė, kai sakoma, bet tikrai kova nebloga buvo, viskas, sakyčiau, nėra tai blogai. Ir šeštadienį laukia dar vienas tikrai stiprus varžovas, kaip manot, kokius galima energijos ginklus panaudoti, būtent, kad būtų galima įkasti? Tai ginklas turbūt disciplina pirmoje vietoje ir žaidybinio plano vykdymas. Ir čia prieš bet kurį priešininką yra gal, kai komandai minėjau, prieš tokius priešininkus iš dalies įdomu žaisti, nes jie stiprus, bet iš kitos pusės gal neįdomu, nes lieka mažiau vietos improvizacijai. Taip, turi sužaisti tiksliai, taip kaip turi sužaisti pagal žaidybinį planą. Ačiū.